Internetas pilnas objektyvų rekomendacijų, kurių pagrindas kartais būna abejotinas. Turiu omeny, kas iš to, kad jūs žinot, ką rekomenduoja jūsų mėgstamiausias kūrėjas, draugas ar kolega, ar kas yra geriausias stiklas rinkoje, jeigu iki galo nesuprantate, ko reikia individualiai jums. Mano tikslas šiandien yra jums suteikti visą bazinę informaciją vienoje vietoje, kuri pagerins jūsų suvokimą apie objektyvus ir padės suprasti, kokius naudoti individualiems projektams. Taigi visų pirma, kas yra objektyvas? Turbūt reikia pradėti nuo to, kad be objektyvo jūsų kamera yra savotiškai bevertė. Jei nuimsite kameros dangtelį ir paliksite tik atvirą sensorių, jis nieko nematys, tai yra neturėsi ką susifokusuoti. Tik uždėjus objektyvą, jūsų kamera gali susifokusuoti į tai, ką mato prieš save ir įrašyti matomą vaizdą. Kaip daiktas, objektyvas yra gan sudėtingas mechanizmas, jį sudaro daugybė dalykų, tarp jų turbūt svarbiausia yra lęšiai, kurie iš esmės yra atsakingi už objektyvo kokybę. Šiandienos video dėja nebus apie tai, kas sudaro objektyvą iš vidaus, nors tai yra labai įdomi tema, kurią mes galėsim apžvelgti kitame video. Pačia plačiausia prasme, objektyvai būna dviejų rūšių – fiksuoti ir kintamo židinio nuotolio. Fiksuoti objektyvai yra visada tokio paties fiksuoto židinio nuotolio ir turi dažniausiai vieną diržą, kuris yra skirtas fokusui reguliuoti. Kintamo židinio nuotolio objektyvai, dar vadinami zoominiais, turi du diržus. Vienas fokusui reguliuoti, antrasis priartinti arba nutolinti vaizdą, tai yra zoominti. Čia, pavyzdžiui, yra 50 mm fiksuoto židinio nuotolio objektyvas. Jis visada toks ir liks iki savo natūralaus gyvenimo galo, o norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą su šiuo objektyvu, turėsite patys judėti su kamera. Čia yra zoominis objektyvas, kurio židinio nuotolis gali būti nuo 70 iki 200 mm. Valdydami jo antrąjį žiedą galėsite priartinti arba nutolinti vaizdą. Tiek fiksuoti, tiek zoominiai objektyvai turi savo pliusų ir minusų ir yra tinkami labai įvairioms situacijoms. Standartiškai objektyvai gali būti skirstomi į tokias stambes tris rūšis. Tai yra plataus kampo objektyvai, vidutinio nuotolio objektyvai ir telefoto arba teleobjektyvai. Jų yra ir kitokių, labai specifinių ir įdomių, tačiau šiandien apie pagrindinius tris. Plataus kampo objektyvai iš esmės daro tai, ką sako jų pavadinimas. Vaizdą įamžina plačiu kampu. Kas yra laikoma plačiu kampu, kartais būna draugiškų diskusijų tema, tačiau oficialiausiai 35 mm ir plačiau yra laikoma plataus kampo objektyvų. Tokio objektyvo panaudojimą dažnai pastebėsite įamžinant peizažus, netradicinio stiliaus portretus. Filmuose šitie objektyvai gali sukurti iškalbingus kadrus, stipriai prisidedančius prie personažų naratyvo kūrimo, stiliaus ir daugybės kitų niuansų. Tiesa, šių ir kitų objektyvų panaudojimo būdams nėra galo, kaip ir jūsų kūrybiškumui. Yra kažkokie standartai, kuriuos žmonės įpratę naudoti tam tikrus objektyvus tam tikriem dalykam, tačiau nėra kažkokios auksinės taisyklės, kad vienas objektyvas yra specialiai portretams, o kitas specialiai medžiams fotografuoti. Kiek tempia jūsų kūrybiškumas ir suvokimas, ką ir kaip norėtumėte įamžinti, iš esmės objektyvų panaudojimo galimybės yra beribės, o mano pateikti pavyzdžiai yra tik patys standartiškiausi. Priešingybė plačiakui būtų teleobjektyvas, kuris iš esmės yra sukurtas tam, kad stipriai priartintų jūsų norimą objektą. Net ir plačiausiame savo milimetraže teleobjektyvai jau būna stipriai priartinti ir yra puikus įrankis, kai reikia įamžinti kažką, prie ko galbūt yra fiziškai sunku prieiti. Tai yra labai populiarūs objektyvai, pavyzdžiui, gamtos ar sporto fotografijai, ar renginių koncertų videografijai, kai negalite užšokti ant scenos ir taip toliau. Teleobjektyvų židinio nuotolis dažniausiai vyrauja nuo 75 mm į viršų. Na, o viskas, kas nėra plataus kampo ar teleobjektyvas, dažniausiai yra laikoma vidutinio nuotolio objektyvu. Tokie objektyvai fiksuoja vaizdą, kuris yra panašiausias į tai, ką matome realybėje, nors mūsų akis mato daug plačiau nei vidutinio nuotolio objektyvas, tačiau tai, kaip jis mato veidus ir aplinką, yra panašiausia į mūsų realybę. Dar egzistuoja toks smagus dalykas kaip makroobjektyvai, tai yra objektyvai, kurie leidžia užfiksuoti labai miniatiūrinius dalykus iš labai mažo atstumo. Įprastai objektyvai turi ribą, kiek arti jie gali būti prie objekto, kad vis dar galėtų jį sufokusuoti. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau sufokusuoti savo akį, mano 35 mm objektyvas, kuris yra ne makroobjektyvas, daro labai blogą darbą. Na, o jeigu norite įamžinti, pavyzdžiui, vabzdį, makroobjektyvas bus jūsų geriausias pasirinkimas ir jų židinio nuotoliai būna įvairūs. Jei gilintumėmės labiau, būtų galima aptarti ir daugiau objektyvų tipų, tačiau visi jie būtų vis tiek arba fiksuoto, arba kintamo židinio nuotolio. Ir aš to nepaminėjau, bet esu tikra, kad žinote, jog objektyvo židinio nuotolis yra milimetrai žymimas ant objektyvo šono ir pačio priekio. Šalia to yra ir dar kitas skaičiukas, nurodantis objektyvo diafragmos galimybės. Pavyzdžiui, šito 50 mm objektyvo diafragma gali atsiverti iki 1,8. Objektyvų pasaulyje tai yra laikoma plačia diafragma ir kuo platesnė diafragma, tuo daugiau šviesos jūsų objektyvas įsileidžia į kamerą. Ir žinoma, su plačia diafragma atsiranda ir visų taip mylimas fono išsiliejimas. Dažnai objektyvai su platesnė diafragma yra ir gerokai brangesni, tačiau ne šiuo atveju. Mano pavyzdėje pateikiamas Canon 50 mm objektyvas, dar vadinamas Nifty 50, turi tikrai plačią diafragmą, tačiau yra, tikrai
plasmasinės kokybės ir yra laikomas vienu mėgstamiausių pradedančiųjų objektyvų dėl savo akivaizdžiai super mažos kainos ir standartinio kadro pločio. Dar viena žymo, kur yra stent objektyvo, yra raidės, kurios žymi, kokia yra šio objektyvo jungtis. Šiuo atveju matome, kad tai yra Canon EF objektyvas, o tai reiškia, kad jis montuosis ant kameros, kuri turi Canon EF jungtį. Visos kameros turi kažkokią specifinę jungtį ir tai yra svarbus niuansas, į kurį reikėtų atsižvelgti prieš išsirenkant kamerą ir numatant, kokius objektyvus žadat jai naudoti. Kaip bebūtų, jeigu jūsų objektyvas netinka jūsų kamerai, visada galima naudoti konverterį, kuris iš esmės konvertuoja kameros jungtį į tinkamą jūsų objektyvui, tačiau tai turi savo minusų ir gali suprastinti objektyvo kokybę. Kitas dalykas, kurį pastebėsit ant kai kurių objektyvų, tai mygtukas žymintis MF ir AF. Šis mygtukėlis leis jums nustatyti, ar jūsų objektyvas veiks rankinio ar automatinio fokusavimo principu. Kartais objektyvo kaina lemia ir tai, ar jis turi stabilizaciją. Šią funkciją turi nemažai pačių fotoaparatų ir kamerų, tačiau tai gali turėti ir pats objektyvas. Nori, nenori, visi esame žmonės ir rankos tikrai ne visada yra tokios stabilios, kaip norėtume, todėl tokia funkcija gali būti tikrai naudinga. Na, o jeigu jau nei kamera, nei objektyvo stabilizacija nepadeda, visada galima montaže dar šiek tiek stabilizuoti vaizdą. Na, o šiaip objektyvo kaina gali priklausyti nuo daugybės dalykų, tačiau labiausiai nuo to, kaip jis sukonstruotas. Viduje itin preciziškai ir kokybiškai sukonstruoti, aštrūs, greiti ir visokių kokių ten funkcijų turintys objektyvai gali kainuoti kelis ar net keliolika tūkstančių eurų, o aš net nekalbu apie visokius kino objektyvus, kurie yra kita ir labai įdomi tema. Jei paklaustumėt manęs, visada geriau investuoti į geresnį, brangesnį objektyvą, nei į tiesiog brangią kamerą. Taigi, apibendrinant, dabar jau žinote, ką reiškia tie skaičiukai ir raidės ir kokį daugmaž vaizdą išgausite su vienu ar kitu objektyvu. Taip pat dabar jau pasižiūrėję į objektyvą galite pasakyti, kad pavyzdžiui čia yra Canon 7200 2,8 f diafragmos, kas reiškia, kad tai yra zoominis, kintamo židinio nuotolio teleobjektyvas, kuris turi pakankamai plačią diafragmą, tai reiškia yra šviesus ir stipriai priartina jūsų norimą vaizdą. Detaliau apie kiekvieno objektyvų rūšį, tipus ir panaudojimo būdus kalbėsiu ateityje, na o dabar tik jau suteikiau suvokimo pagrindus apie tai, kas yra objektyvai ir kokį vaizdą jie gali išgauti. Ir jei jums mano kuriamas turinys atrodo naudingas ir reikalingas, duokit man tai žinoti gražiam komentare arba paremkite kanalą nedidelę sumą Contribui platformoje. O kol kas, bye!